Sveiki, efektyvūs moksleiviai. O save tokiais vadinti galite todėl, kad jūs mokotės ir dirbate netgi tada, kai jums visiškai nesinori. Taigi, čia jums padėti galėtų pomodoro technika. Jis labai paprasta. Sako, 25 minutės mokaisi, darai 5 minučių pertrauką. Ta kartoji antrą kartą, trečią kartą. Kai ketvirtą kartą mokaisi 25 minutės, darai 30 minučių pertrauką. Kodėl tai veikia? Tai veikia todėl, kad mes iš savęs neprašome per daug. Aš neprašau, perskaityk visą altorių šešėlį. Aš sakau, 25 minutės paskaityk. Ir po to gausi savo apdovanojimą. Jeigu 25 minutės yra vis dar gąsdinantis laikas, mažink. Tegul tai bus 20 minučių, 15 minučių, net 10 minučių pradžiai yra puikus laikas, nuo kurio galėsi atsispirti. Taigi, ką yra svarbu žinoti apie savo pertraukėlės? 5 minučių arba 30 minučių. Per jas jokių būdų negali naudotis ekranais. Žinau, visą laiką sakote, kad jūs pailsite prie ekrano, prie TikToko ir visų kitų dalykų, bet jūsų smegenys ne. Taigi, ką galima daryti? Sportuojate, padarykite atsispaudimo atsilenkimų, išeikite į kitą kambarį, pasidarykite puodelį kavos ar pasimkite stiklinę vandens, tiesiog pažiūrėkite pro langą ir tai jūsų smegenys vis viena priims kaip apdovanojimą. Kyla klausimų? Rašykite. Patiko, mėkite, dalinkite, sekite ir likite efektyvūs.